miesto centrą. Jos yra reprezentatyvios. Kokias konkrečias teritorijas reprezentuojančias biržus ketinate tvarkyti mieste? Gerbiamas Valdemarai Valkūnai. Reprezentuojančios vietos yra visų pirma aplink pilį. Visų pirma reikia tiltą sutvarkyti, jau vedu dėrybas dėl to, kad greičiau pradėti jį atstatyti su verslininkais. Paskui Kęstučio gatvė mūsų yra gėda ir mūsų vartai. Paskui šaligatviai labai nesutvarkyti. Aplink turgų reikia sutvarkyti irgi mūsų veidas, visas erdves. Todėl čia tiek daug darbų, bet viską reikia kompleksiškai sutvarkyti. Įvažiavimus, šaligatvius, gatves, kryžkelės yra, daug yra vietų taip, kaip mes atrodom kaip taip nykiai. Gerbiamas Viktoras Rinkevičius. Pirmoje eilėje reikia mums tvarkyti Kęstučio gatvę, kadangi tai yra pagrindinis miesto veidrodis atvažiuojant nuo pagrindinių kelių ir iš tikrųjų vaizdas yra nekoks. Aišku, čia yra problemų daug, ten yra nemažai socialinių būstų, tačiau aš manau, bent fasadinė pusė savivaldybė kartu su verslininkais, kartu su rėmėjais padaryti reprezentatyvesnį, bent fasadus juos sutvarkyti ir stengtis ten skirti sklypus, kurie laisvi tušti sklypai, su verslininkais, kad ten statytų pastatus kažkokius tai verslui ar gyvenamuosius būstus ir tokiu būdu sutvarkyti Kęstučio gatvę. Nu ir be abejo šaligatviai, tos gatvės ir šiaip visą infrastruktūrą. Be abejo, reikia mums pertvarkyti Janonio aikštę, kadangi jau jį tikrai pasenus ir iš europinių pinigų galima bus ją naujai pertvarkyti ir be abejo pilies prieigų. Kandidatas Andrius Budriūnas. Mėly biržiečiai, manau, kad ir nekartą esu girdėjęs ir iš biržų verslininkų nuogąstavimų, kad vis tik mūsų svečiam miesto tikrai yra nepatraukli Kęstučio gatvė. Tai prioritetą reikėtų teikti šitos gatvės rekonstrukcijai. Kaip tą rekonstrukciją sudėlioti, manau, kad reikėtų pasitelkti ir pačių miestelėnų pagalbą. Šiuo atveju socialdemokratai vėlgi įsipareigoja įsteigti premjero jurisdikcijos visuomeniniais pagrindais veikiantį bendruomenių patarėją, su kuriais būtų sprendžiamas tas klausimas, kaip tą, reiškia, mūsų skaudulį, tai yra Kęstučio gatvę atgaivinti. Aišku, taip pat ir Janonio aikštė turbūt yra pasenus, kurie reikėtų kažkaip tai keisti koncepciją ir pertvarkyti. Ir ta pati pilies, tas tiltas vedantis į pilį taip pat yra didelis mūsų skaudulys. Todėl ir jį reikėtų tvarkyti. Ačiū. Kandidatas Skirmantė Griciūnaitė. Taip, visi kalbėjo apie Kęstučio gatvę, aišku, tai mūsų veidas irgi nekoks, bet tai praktiškai yra neįmanoma, galime tik pakeisti šaligatvius, nes ten visa Kęstučio gatvė beveik pilna mūsų namų su socialiniais būstais. Tai būtų didelis investicijos išpirkti būtus ir iškeldinti gyventojus, norint kažką ten sutvarkyti. Aš dar prioritetą teikčiau plažo teritorijai vadinamai ir jeigu pavyktų prioritėtų taptų tikrai ir su jaunimu diskutuotas Vandenlenčių parkas, kuris yra šiuo metu numatytas rezerve. Ir taip pat prioritetą dar teikčiau aikštėse daugiau užimtumo jaunoms šeimoms ir vaikams. Tai sakyčiau, kad trūksta žaidimų aikštelių, galima būtų taip padidinti. Ačiū. Ačiū. Kandidatas Marius Jukonis. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad mums reikėtų padaryti taip biržus, kad biržuose būtų gyventi gerą ir norėtųsi gyventi juose. Tai iš tikrųjų
manau, reikėtų mums pradėti kurti viešasias erdves, kuriuose būtų vaikų žaidimo aikštelės ir galėtų atsirasti lauko treniruokliai, kurie, sakykime, irgi yra kitose miestuose, didžiuosiuose miestuose, ir kad galėtų sportuoti, užsiiminėti laisvų laiku. Tai iš tikrųjų dėl gatvių ir šaligatvių čia mes yra kaip kasdieninis darbas, mes turim kiekvienais metais jos puoselėti, renovuoti, tvarkyti, o ne kai po 20 metų atsibundam ir sakom, ką reikia daryti, o kitą dieną jau pasidarys kaip tam filme 12 kėdžių, ar ne, kad Biržai pavirs kitų miestų, taip, Ačiū. Kandidatė Nijolė Balkaškienė. Aš norėčiau pasakyti, kad Sokulys yra Kęstučio. Kad Sokulys yra pagrindinė minima gatvė, tai yra Kęstučio gatvė, bet pirmiausia, aš skaitau, kad reikia šaligatvių sutvarkyti, o kiek buvo įmanoma vaikščiai, man atrodo, kad jie ir namus padažė, ir patvarkė kiek, nes tikrai, kaip Skirmantė sakė, yra daug tokių socialinių būstų, kurių tai greitai patvarkyti negalima, tik pažadėti galima. Aš skaitau, kad didžiulis Sokulys pas mus yra erdvių nepanaudojimas. Todėl, kad jaunimas yra nuo pat pradžių, sakykime, mažiukai. Šiemet organizuojamos šventės prie Jonio aikštės, kuriuose buvo burbuliatoriai. Tai su mielu noru ateidavo ir mamos, ir močiutės, ir visi kiti. Ir man atrodo, kad tokių erdvių panaudojimas reikia ir vyresniems. O be to dar trupučiuką, nes jaunimui trūksta pramogų, trūksta šokių vakarų, vakaruočio, tai panašiai. Merė Birutė Valsė. Informacijos labai daug ir matau nuodėmę, kad per mažai supažindinti biržiečiai. Iš tikrųjų, treniruoklių yra 3 vietose, šiaip tarp kitko, per 4 metus 12 gatvių išasfaltuota ir 3 km maždaug šaligatvių naujų patiesta. Didžiausias mūsų valdžios nuopelnas, vienas iš didžiausių, kad Biržai pateko į integruotų teritorijų sąrašą. Ir taip kaip 7 metais nepateko, kas tada buvo valdžia, tegu prisiima atsakomybę, ir dėl to nuėjo milijonai Kelmę, Tauragę, Marijampolę, kuriais grožimės. Tai dabar Biržai gaus beveik 20 milijonų litų, būtent viešosiom erdvėm, kiemam, gatvėm. Tai bus ir Janonio aikštė, vietoj estrados, ir kiemai, ir aplink Piliavietę, ir Širvėnos ežerą su mini pramogom jaunimui ir taip toliau. Tai yra visa parengta tikslinių teritorijų programa. Ačiū. Biržuose yra 3171 mokyklinio amžiaus jaunimo. Muzikos ir dailės mokyklą lanko 286 mokiniai. Sporto mokykla 436 mokiniai. Šie mokiniai sudaro tik apie 20% visų rajono mokyklinių amžiaus žmonių. Kaip ketinate didinti jaunimo užimtumą, ką ketinate keisti?